Taigi šiandien parodysiu dvi tokias, manau, ryškiausias CS5 Photoshopo naujoves. Taigi pradėsim. Pasirinkame kokią norime nuotrauką ar paveikslą. Ir su Quick Selection Tool pasižymime kažkokią tai vietą, kurią norėsime užpildyti kaip backgroundų. Tai vat bus Content Aware Fill. Susižymim. Na štai kaip pasižymėjom, darom paprasčiausiai Edit, Fill ir pasirinkame čia Content Aware. Na štai ir matom, kad pranyko mūsų Jimas Carrey's. Jo linijas matos, tačiau jas buvo galima panaikinti su Refined Edge. Jeigu čia šitą norim panaikinti, taip pat darykim Edit, Fill, Content Aware ir matome, jis pranyko. Buvo galima daryti su Refined Edge, tačiau šiai nuotraukai nelabai tai būtų pavykę. Gerai, kita naujovė, tai būtų Puppet Warp. Toj pamatysit, kas tai bus. Atsidarome vėl nuotrauką ar paveikslėlį. Būtinai atsirakiname ją, tai du kartus spustelime ant spino ženkliuko. Ir taip pat su Quick Selection Tool pasižymime. Šiuo atveju Jimą Carrey. Ir mes jam pabandysim šiandien nulenkti rankas. Na štai. Pasižymėjome, tada darome Edit ir Puppet Warp. Na štai, matom, atsirado tokia pelytė kaip adatėlė. Dabar dedam taškiukus, kad mum rankas belankstant Jimas Carrey's nejudėtų. Kad nejudėtų tai, ko nereikia. Tai, kas nereikia. Na štai dabar, sakykime, šitą, ne? Užeiname ant taškiuko, matom pasikeitė pelytės vaizdas ir tiesiog paspaudžiame ir lenkiame. Kaip matote, jinai lenkiasi. O dėl to backgroundo fono jį galima taip pat buvo pakeisti. Arba tiesiog paskui su Content Aware Fill. Na štai, jeigu dar pabandykime štai šitai pakelt galima, čia nuleist biškį. Na štai ir matom, kad labai puikiai mums čia lankstosi. Taigi, jei norite CS5 Photoshopo, rašykite į PM, linką numesiu. Taigi, tai va tokios CS5 Photoshopo naujovės.